Dėkis tik tai. O, Dieve, o, Dieve. Eikit savo. Negaliu. Per gerai matau. Nekas? Tai aš stipresnių net nesidėsiu. Čia silpnesni mano buvo. Bloga. Matosi varūdžias ant lapų. O, Jėzus. Savaitė tai praskrėjo labai gerai, labai produktyviai. Pats man didžiausias iššūkis buvo, kad nusėmiau akinius visai savaitį. Ir nei karto neužsidėjau, tai pirmom dienom labai norėjau užsidėti, vis toksai buvo poreikis. Bet po to tiesiog apsipratau, savo pasakiau, kad nu taip turi būti, vat, pabandom. Ir iš tikrųjų tai bandysiu praktikuoti va šitą namie, bent jau namie. Papalmingų gal man, vat, tos akis daugiau atsipalaiduodavo ir tada aš pradėdavau iš toliau pamatyti žmonių akis. Ko iš principo šiaip, vat, jeigu nedarai jokių pratimų ir tiesiog eini, tai aš matau daugiau žmogus siluetą, tokius tam tikrus brožus, bet pačių akių nematydavau. Tai vat, gal čia va buvo tas toksai atradimas, kad matau. Ir dar vieną matau. Pati dvejojau, kai sužinojau vat, apie šią stovyklą, tai pirmais metais tiesiog žinau, kad yra toksai dalykas, toksai faktas. Bet dukros paskatino, kad pabandom. Nes vienai dukrai tiesiog dingo kol kas, tai prasme pliusas, ir jinai skaitosi, kad gerai mato, nieko nedarant. Tai už tai vedina šitos paskatos, kad nieko nedarant vienai pavyko, tai dabar kažką darant bandysim kitai sutvarkyti. O po to savo. Nors šiaip reikia pradėti nuo savęs.